Mes atvykome į Glacier nacionalinį parką. Glacier tai yra ledynas. Dabar mūsų nepraleido su mūsų namo ant rato važiuoti, nes jis per ilgas per parką, todėl mes važiuosime autobusu. O kol kas matome čia prie Visitor Center tokie kalnai, iš kitos pusės kitas ir tai eisim ieškoti savo autobusą. Čia edukaciniais tikslais meškos kailis. Tai išsifokusuosiu, kurį galima pačiupinėti, jis ganėtinai minkštas. Ir nagučiai. Ir mano ranka šalia. Na va, čia mūsų autobusas gražus. Na va, mes jau išėjome iš autobuso ir truputėlį va tokį malonių keliuku einam, bet yra žiauriai šalta, mes taip pat pratom nuo šalčių. Va, apsirengėm viską, ką turim, nelabai daug turim šiltrumų, nu išskyrus Mają. Jinai užsispyrus bėgėjo su Maike, nes dabar yra gal kokie, nežinau, 14 laipsnių. Va, ir čia yra, mes einam tokiu taku aplink upę. Kol kas va tokie vaizdeliai, mažai matosi upės, bet vėliau aš mačiau, ten pro langą yra daug gražių uolų akmenų ir ten bus smagu palaipėt galbūt. Ir šiaip mes paklausėm darbuotojų, dar galima su autobusu toliau pavažiuoti viršų į kalnus, kur yra aukščiausia vieta, tik sako, kad ten visiškai nieko nesimato, nes viskas rūke. Ir išlipti gali ir snigti, ir šalta, ir išlipti net nerekomenduoja, nes ir šalta, nemalonu ir nesimato. Rekomendavo vaikštinėti geriau čia. Nu, ką mes ir padarėm. Nu, žiūrėsim, kaip seksis. Na va, čia visai smagu ir malonu pasivaikštinėti, palaipėti. Didelė medžiai gražus. Nu va, kaip čia smagu, čia gavosi ir pramogų parkas tuo pačiu metu. Bet kaip gražu, koks skaidrus vanduo. Gerai. Štai, mes dabar esame ant tilto. Čia matosi ten srauni upė. Čia gilus ir gražus ruožas, koks vanduo. Žydras atrodo. Na, o iš kitos pusės jau ramiai toliau upelis teka. Aš čia nuėjau. Pasirodo, čia dar krioklys. O čia miške yra tokie įdomi medžiai. Jie primena sekvojas netgi, tokia gyslota žievė ir jie labai aukšti ir gražus. Ir va čia įdomi vieta. Čia yra gražiai išsisaugojusi iškritusio medžio šaknų sistema. Visi dabar filmuoja, fotografuoja, aš pabandysiu prieiti truputį arčiau. Na va, žmonės šalia, kad matytųsi dydis tų medžių. Tikrai labai dideli ir gražus. Miškas toks drėgnas ir šaltas visas. Mano vaikai renka herbariumą, sugalvojo Kristoferis, kad nori surinkti skirtingus lapus. Tai renka dabar abai maišelį dėda. Na, dabar mes važiuojame su autobusu aukštyn. Ir išeina filmuoti tik pro langą kol kas. Tai pasimatys, va ten apačioje upė, tai pasimatys
debesuoti kalnai. Va. Grožiai matosi, kai kur buvo snieguotas viršūnės matėsi. Na, dabar jau mes praktiškai debesyje. Va, jeigu pažiūrėti pravarotų langą, dabar nesimato, va, mes jau praktiškai debesyje. Dabar jau vaizdas per langą yra toks, matosi kelias, o kas truputėlį toliau nieko nesimato, nes mes esam visiškai debesyje. Aš užšokau ant sūrio.